Galima nuveikti ir jeigu esate, pavyzdžiui, Šiauliuose, tai sako, ten dažnai žmonės klausia, ką tu, ką mums veikti ir atsakymų paieško ir šiandieną būtent tą darė jaunimas. Taip, 6. kartą yra organizuojamas galimybių festivalis Tavo PIN kodas. Moksleiviams jis pateikė nematytą Šiaulių miesto pusę, atvėrė neformales veiklas, papasakojo apie studijų ir įdarbinimo galimybės. Eikite dirbti, jeigu neturite ką veikti. O į klausimą, ar savo ateitį verta sieti su Šiauliais ir ar šis miestas nenusleidžia kitiems didmiesčiams, atsakymų ieškojo ir mūsų kolegė Ligita Gorodničenko. Tai 3, 2, 1 ir turim gražią nuotrauką gražiame festivalyje su Šiaulių vicemeru Justinu Švėgžda. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai kur mes čia fotografuojamės, aplink mane begalė jaunimo, tikrai ūžė visa arena, kas čia vyksta? Tai šiuo metu vyksta jau 6. miesto reprezentacinis renginys skirtas būtent viso regiono ir ne tik miesto jaunimui Tavo PIN kodas. Jis yra orientuotas būtent į karjeros planavimą, į ateities pasirinkimus, į studijas, į profesinį mokymąsi, tad išties tradicinių tapęs renginys. Džiaugiamės, kad sutraukia labai gausų būrį jaunuolių. Skaičiuojame apie 2-3 tūkstančius tikriausiai jaunuolių, tai arena visa šurmuliuoja, kaip matot. Labai skambus pavadinimas, ką tu, ką Šiauliuose. Tai ką Šiauliuose gali veikti jaunimas, kuo mes išsiskiriam galbūt šioj vietoj nuo didžiųjų pačių Lietuvos miestų ir kuo mes pranašesni už Vilnių ar Kauną? Aš manau, kad Šiaulių miestas turi labai daug ką pasiūlyti. Apskritai, sakyčiau, kad išgyvenam labai didelį pakilimą, renesansą savotišką, nes šiuo metu Šiauliai kaip miestas yra antras sparčiausiai augantis visoje Lietuvoje, nors tą mes ir dažnai pamirštame akcentuoti. Taip pat turime puikią Vilniaus universiteto Šiaulių akademiją, turime Šiaulių valstybinę kolegiją ir Šiaulių technologijų mokymo centrą. Išties tai yra visos 3 institucijos, kurios labai profesionaliai dirba, paruošia kasmet būrį kvalifikuotų specialistų ir mano nuomonė yra galbūt skambės šiek tiek per dramatiškai, bet jeigu jaunimas bus laimingi Šiaurės Lietuvoje, tai vadinamuose regionuose, tai ir turės kur studijuoti, kur dirbti, aš manau, kad nuo to priklauso ir visos Lietuvos ateitis labai stipriai, tai labai džiugu. Iš tiesų širdis dainuoja. Tai labai paminėjot būtent dabar ugdymosi ar nemokymosi studijavimo galimybės, tai ar po to yra to darbo Šiauliuose, tas jaunimas greit gali integruotis ir tapti puikių darbuotojų? Žinot, aš dažnai sakau ir juokauju, kad politikai meluoja, bet statistika nemeluoja. Ir statistika rodo, kad Šiaulių mieste jau pastarai visą dešimtmetį nebuvo nei vieno mėnesio, kad nebūtų Šiaulių mieste būtent mažiausias nedarbas iš visų didžiųjų Lietuvos miestų, lygiai taip pat ir jaunimui. Tai jaunimas čia susiranda darbą paprasčiausiai iš visų didžiųjų Lietuvos miestų. Tai atsisukęs į kamerą kviečiu visus jaunuolius Šiaulių miestą. Tai šių metų skambus šūkis, dar kartą pagarsinkit, koks jis ir kodėl šių medis toks. Šių metų renginio šūkis, ką tu, ką Šiauliuose. Tai šiandien mūsų tikslas, kad kiekvienas čia atvykęs jaunas žmogus šį klausimą užduotų. Ir pats savo, ir su kolegom, draugais pasidalintų šituo klausimu. Kad padėtumėm atsakyti į tą klausimą, tai mes ir pakvietėm jaunimą būtent į šitą renginį. Motyvaciniai sesijoje mes suteikėm galimybę pasiklausyti įkvepiančių asmenybių, žinomų žmonių, žurnalistų, repuojančių, kalbančių apie dezinformaciją ir kaip mums su jie gyventi šių dienų situacijoje. Tai motyvaciniai sesijai tikim, kad kiekvienas jaunas žmogus ras šitos atsakymus į klausimus ir apie save, ir apie mūsų pačią aplinką. Kuo šiais metais norėtumėm pasidžiaugti, tai itin gausiu kiekiu organizacijų su stendais. Stendai itin interaktyvų šiais metais ir jaunimas ne tik gali ateiti ir juose pabūti, pamatyti, bet jie gali viską išbandyti. Pristatom ne tik kaip auga grybai, bet pristatom dirbtinio intelekto projektą, kuris 2 metus apsimokęs ar ne, dabar jau pats turintis patirties pateikia pasiūlymus grybų auginimo technologams, kaip auginti grybą, kad jis būtų kokybiškas ir gražus ir tinkamas. Tai kas čia važinėja, ar jaunimas gali čia Šiauliuose patys tokius susikurti ir kas čia yra? Taip, jaunimas gali susikurti ir mes susikūrėme Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Čia yra drifto triračiai, kaip matote, dviratukai driftuoja, yra skirta jaunimui, studentam, moksleiviam, tobulinti drifto įgūdžius, kitaip sakant, lietuviškai šonaslydžio. Ir čia yra mūsų Šiaulių valstybinės kolegijos studentų baigiamieji darbai. Būtent susikonstravome elektrinius drifto triračius, kad būtų galima su jais pasivažinėti net uždarose patalpose kaip ir čia. Galim sakyti, kad Šiauliuose visko galime pasidaryti patys ir tikrai nereikia vykti pačius didžiausius Lietuvos miestus.
taip, galima ir Šiauliuose, svarbu turėti norą. Stenduose pristatomos ir neformalios veiklos. Tai yra atsakymas ir galimybė pagalvoti, pažiūrėti, ko mes tose Šiauliuose turime. O turime tikrai labai daug. Tiek muzikos būreliai, tiek šokiai, tiek sportas. Tai tikrai mes turim labai daug ką pasiūlyti jaunimui čia Šiauliuose. O džiaugiamės, kad šiais metais į mūsų renginį atvyko ne tik Šiaulių miesto jaunimas. Mes turim begalę svečių iš Šiaulių regiono. Tai yra mūsų naujiena, bet to mes labai džiaugiamės ir tikimės, kad kitais metais tikrai kartosim. Skambiai nupasakojot, kad rasim čia atsakymus ar ne, nematytas vietas atrasim. Tai jau minėjot, tai kas šitie būreliai ar ne, galbūt turim paieškotos informacijos ar ne ant lėkštutės pateikta, tarkim, kiekvienas renginys. Vakatas tikrai jaunimas randa Šiauliuose, ką čia šiandien parodėt, ko anksčiau galbūt jie nežinojo. Tai tikriausiai pagrindiniai tai yra neformalių veiklų prisistatymas. Tai, ką aš turėčiau ir galėčiau veikti po pamokų. Bet kitas dalykas ir tas profesinis orientavimas, todėl kad mes šiandien turim gimnazistus, turim 11-okus, 12-okus. Tai įmonės regiono, Šiaulių regiono ir yra čia tam, kad jos parodytų ir savo veiklą, savo procesus, kad jaunimas galėtų tikrai jau ir tos profesijos orientavimo link keliauti ir gauti tą atsakymą, o kurgi aš toliau. Ir yra tikrai kur toliau būti Šiauliuose ir rasti savo darbo vietą. Tikrai taip. Mes kviečiam likti Šiauliuose. Šito renginio tikslas yra būkim čia, nes mums tikrai čia visiems labai gera. Ne tik liks, man regis, bet ir mes važiuosim su Mantu, nes susidomėję žiūrėjom, kaip driftina, kaip grybai auga ir panašiai. Yra ką veikti. Energijos ir koks spektras iš tikrųjų veiklų ir visko, ką ten buvo galima pamatyti ir nuveikti. Ir, na, gal kaip ir minėjai, iš tikrųjų ne tik atlikti tose Šiauliuose bus paskata, bet ten ir atvykti.